Žinai, atrodo, kad dabar Janakopolis yra tiesiog supykęs ant savęs. Važiuojam. Vilius sakė apsikirpti, užsidėjau kepurę tą progą, gerai? Geriau taip negu, ar ne? Ačiū labai, kad komentavote ir man, tikrai žiauriai patinka, kai pakomentuojate, pasiūlote, pavertinate, nes, išgirstu tiesiai nuomonę tų žmonių, kurie žiūri, kuriems įdomu, ką galvu automobilyje praaiškiai visą laiką. Taip jau yra. Vakar galvojau bare nufilmuosiu, bet atvariau barą, tada atvarė vaikus atvežė, nes vaikams skirtingai baigės, po to mokyklos susirinkimas buvo. Žodžiu, tai vaikai prabuvo bare 7:30 gal. Prieš 8 atvažiavo Raimondą pasiimti. Tai vat, mūsų dienos tokios, kartais taip nutinka, kad niekas negali pasakyti, kad čia ne šeimos baras. Visa šeima kartu bare, arba be vieno žmogaus, bet visi kartu. Tai man tai patinka, aš tai kažkaip labai man smagu, kai jie ateina. Ir klientai ateina, tu mato, kad tu su vaikais ten su antra pusė. Man patinka kažkaip toks. Tada tikrai jauti, kad tai šeimos. Tik tiek, kad su vaikais yra daug darbo, ypač kai būna mokslo metų, prasideda daugiau truputėlį, nes namų darbai jiems. Jie ne visada po mokyklos turi viską, ką reikia padaryti. Tai jeigu jie grįžta po 8 namo, miegot reikia po 8, nes keliasi 5:30, 5:30, oi, 5:30, 6, 5:30. Sunku, jie mažai miega iš būna. Dėl to mes stengiam, kad eitų anksčiau miegot. Vakar buvo tuščias baras, absoliučiai, toks visiškai nikuma. Sėdi, miegi, galvoju, negi taip ir baigsis. Po 9, tam prieš 10 pradėjo ir vieni užsieniečiai, kiti užsieniečiai, ir lietuviai, ir kaimynai, ir dar už jie. Ir kažkaip taip smagiai išsišnekėjom, taip smagiai prasibendravom su žmonėm už barą, kad užeina žmogus, sako, dar parduosite be 3:12 jau. O, nepastebėjau, įsivaizduokit, net nepastebėjau, kad 12 atėjo. Tai tada, kol susitvarkiau, kol pasidariau viską, tai užtruko ir tik po pirmos išėjau iš darbo. Pas mus bare yra indaplovė, tai kas nežino, tiksliau daugelis žmonių nežino, todėl kad nesusiduria su tuo. Baruose indaplovės yra kitokios negu namie. Jos kitaip veikia ir kitaip plauna. Tai mūsų indaplovės, turbūt ir dauguma taip yra, turi 2 talpas, karštam vandeniui apatinė ir viršutinė talpas. Ir mūsų indaplovė, kol prišyla, užtrunka, beveik valandą kokią. Tai jeigu ją įjungsite tai vėlai vakare, tau labai ilgai laukti reikia sušyla. Nes šildo pradžioje apatinė talpa, po to viršutinė talpa. Kodėl taip yra? Už tai jinai plauna apie 1-2, per 2 minutės plauna. Nes apatinį vandenį naudoja, viršutinį naudoja plovimui, apatinį skalavimui naudoja vandenį. Ir tai pasipildo truputėlį. Tai vandens pilnai nekeičia, o tiesiog atsinaujina, bet štai labai greitas plovimas gaunasi. Tai vakar, kol kažkaip nebuvo tų žmonių, galvo, ką aš jau tą jungsiu indaplovę, įjungiau, tai tik tai 12 sušilo. Tai kol išsiploviau viską, apsikrovęs buvo labai. Bet labai smagiai kažkaip vakar. Taip. Labai smagu, kai tau nereikia sėdėti ir knapsėti. Būna, ateina vienas žmogus, išeina kur nors ir knapsė. Čia prie baro atsisėdo, tai smagiai kartu su jais, tarpusavyje, kartu aš. Labai smagiai pasibuvom. Tas miegelis, bet šiandien atsikėliau 9, o valgiau, ir 12 viso gero, out. Ateina šiandien naujas darbuotojas, nepilnam etatui. Įmam žiūrėsim, kaip seksis su juo. Bet jis patirties turi, tai turėtų viskas greitai gana būti. Svarbu, kaip žmogus norės išmokti apie alų ir apie maistą apibūdinimą. Nes labai svarbu, kad kai žmogus ateina, tikrai yra žmonių, kurie ateina dirbti ir jie tempia laiką ir nesimoka. Mes duodam 2, maks 3 savaitės. Tikrai daug laiko, bet jie neskaito iki pasas akimirkos. Tai tokių pasitaiko. Mažuma, bet yra. Nors turim primenį. Tai žiūrėsim, kai dabar jau turim 2 naujokus. Dar
realiai reiktų 1 pilno etato, bet jaučiu, kad imsim 2. Kodėl? Todėl, kad, nu matot, ateina iškrenta. Atėjom, nes mes priėjom dar vieną merginą, be patirties, bet fainai pasirodė viskas, jinai sako, eisiu akademiniu, todėl galėsiu dirbti pilnu etatu visus metus. Ok. Atėjo į darbo pirmą dieną, sako, oi, man susitvarkė čia viskas su mokslais ir akademinį neimsiu, tai galiu dirbti tai 2 dienas per savaitę, savaitgalis. Aha. Tai va, tai teko atsisveikinti su žmogum, nes nu, neužtenka mums tiek laiko ir su tokiais, mes kažkada buvom pasidarę tokį, nu, pavadinkim to eksperimentų, tai kai priėmėm daug žmonių nepilnais etatais. Bet gaunas bardakas, nes realiai susidaro dienų, kai niekas negali baro atsidaryti, nes visi gali ateiti vakare arba savaitgalį. Ir gaunas, kad tu pats turi važiuoti barą, atsidaryti barą, jie ateina tave pakeičia. Tai man bent jau pati nemaloniausia baro darbo dalis yra tvarkymasis. Jis užtrunka vienam bare 2 valandas, kitam gal valandą, nepilnai pusvalandį, kaip kada. Tai aš turiu padaryti tą patį nemaloniausią darbą, tada jiems duoti dirbti. Nu, nelabai gerai gaudasi. Tai kai atlieki nemaloniausią dalį, po to visą kitą gali būti, žinai. Tai va, tai toks darbuotojas toliau kaip ir bandome, žiūrimės, nu matysim. Pasiūlė ir per pažįstami pasiūlė žmogų, atėjo, bet pasirodo irgi tik savaitgalis gali, tai vėl negerai mums yra, nors kai sako, tai dažnai būna arba nesusikalba, arba nutyli šitą dalyką. Tai ieškam toliau, žiūrim, kas gausis ir dirbam toliau. Šiandien dirbu su naujoku, rytoj dirbu vėl su juo. Nu tai toliau, šią savaitę visą. Skirus penktadienį važiuoju, turiu degustaciją prie Platelio ežero, ten didžiulė degustacija, ten žmonių virš 100. Tai toli važiuoti, bet reikia pinigų, ne? Iš linksmesnių baro istorijų su barmenais. Tai ne pirmas kartas panaši situacija nutinka, bet pasijuokimui, tai kartais kaip būna. Tai parašo man barmenė, sako, gal galima aš neteisiu sekmadienį, nes jinai turėjo, ne pagrindinė, turėjo ateiti išmokti skaičiuoti. Mes sekmadienį skaičiuojam prekes, visas inventorizacijas darom. Kadangi ramiausia diena, tai pasidarom būna visai savaitį, plus pagal tai užsakinėjam ir susitikrinam likučius. Tai galima aš neteisiu, aš kitą teisiu sekmadienį, kitą išmoksiu. Ne, sakau, negalima, nes nu, tau reikia ateiti 2 valandų, bet reikia mokintis čia. Po to ateini vienas daryti ir nesuskaičiuoja. Bent 2-3 kad reikia padaryti, kad tikrai viskas suprastų ir būtų gerai, nes prekės skirtingose vietose, skirtingi pavadinimai kartais būna, buteliukų, skardinių, iš vis jie neatskiria. Nu, normalu, nes ateina žmogus, nei bravarų žino, nei pavadinimų žino, nieko, jam reikia susipažinti, tai jis turi pats paieškoti. Ir pirmus kartus labai ilgai tai trunka. Tai, sakau, ne, tikrai turi ateiti. Nu gerai, po valandos rašo Raimondai. Gal galiu neteiti šį sekmadienį, gal galiu ateiti kitą sekmadienį. Su manim nepaėjo, tai bando Raimondą rašyti. Jeigu kilo mintis, kad mažas vaikas, yra tiesos tam. Ne pirmas kartas, žinokit. Kažkaip įrašinėjau video ir neįsirašė garsas, tai dabar kurį laiką vėl paranoja bus, kad reikia garso daugiau patikrintis, kad reikia. Tai buvau užėjęs praeitą savaitę į barą, vienas amerikietis. Daug ateina užsieniečių, ypač Trakų bare labai daug. Lietuviai vis dar normaliai negrįžta į barus vidury savaitės, tai ateina užsieniečiai. Labai džiaugiu, kad daug turim tų turistų. Tai, žodžiu, užvarė amerikietis, kažkaip įsišnekėjom, visą kitą, jis sako, bet ar tu žinai, sako, koks jūsų miestas yra nuostabus, absoliutus perlas. Sakau, kuria prasme? Sako, nu tikrai aš daug keliauju ir po Ameriką, ir po kitas šalis. Bet čia, nu, įspūdingai gražus, sako. Vilnius įspūdingai, patogus, gražus, sako, nerealu. Nu ir pasidžiaugiu, parašiau Twitter'e apie tai. Žiauriai malonu, faina.
Ir visi komentarai tam prasidėjo, maždaug tai ką jis čia tau padlaižiavo, tiesiog pagyrė miestą kaip visi. Ir tikrai pasijutau vienu metu, lyg tai ne aš būčiau su juo bendravęs, o komentatoriai būtų su juo bendravę ir viską žinotų, o aš tik tai nuogirdas būčiau girdėjęs. Aš tikrai puikiai skiriu žmonės, kurie iš mandagumo kažką sako ir kaip jie tai daro, nes tą daro daug užsieniečių, tipo, o kaip čia gražu, nu, faina viskas. Bet šitas tikrai jis buvo sužavėtas belė kaip, jisai turi planuosi kitą vasarą atvažiuoti čia kelis mėnesius pagyventi. Tai žinau, kaip planais, bet nu, tikrai žmogus matėsi iš akių, iš visko buvo sužavėtas Vilniumi. Tai labai smagu, kai apie tavo miestą taip gražiai pasakoja. Ir buvo kitas nuotykis toks, nu, ne visai smagus. Tai atėjo pora, bet nu, matas, netipinis mūsų klientas. Kas yra, jeigu kažkam kyla klausimas, kas yra tipinis klientas, tai aš gal taip žodžiais neprašysiu jo, bet kai tu dirbi bare ilgą laiką, tu puikiai žinai, vat, kaip kai kurie žmonės užėję, nu, ne čia pataikė. Ne dėl mūsų požiūrio, dėl jų pačių, kad jiems čia nepasirodys gerai ir išeis. Tai šitie ne visai tokie, bet irgi tokie netipiniai. Bet jie matosi, kad yra tikrai buvę ir valgę, nes užsakė maisto ir užsakė arbatą. Sakau, mes alkoholį nevartojam. Sakau, turim visko, ne alkoholio daug, visko, kombučios turim skanios. Tai sakė, kombučią jie daro namie, kad tokios geros niekur nėra. Tai nesvarbu, arbatos pasiėmė pavalgyti. Naujokė dirbo už baro. Aš šalia vis laik stoviu, klausausi, duodu jai daryti kuo daugiau. Nu, ne jai, bet visiems duodu. Ir jis pavalgys prieina, kažką jis sako, aš prieinu, sako, tu mane apgavai, sako, tu įmušiai mane ne tokią sumą. Sako, tu man apgavai ne tokią sumą įmušiai. Aš prieinu, sakau, žiūrėkit, negali būti, nes pas mus skaičių nemuša niekas į kasą, muša prekes ir automatiškai skaičiuoja. Sakau, kas nutiko? Tai nieko tokio, čia gali likti arbata, sako, tas euras, tai taip pat, žinai, sakau, reikia išsiaiškinti, nes jeigu jums nutiko kažkas negerai, tai kažkur pas mus yra negerai, aš noriu suprast, gal galite padėti. Nu gerai, aš pasižiūriu ir tikrai, kai paskutinį kartą mažinau kainas maisto, tai viską padariau taip, o vieno patiekalo kainą pamiršau sumažinti, nu, praleidau. Meniu pakeičiau, o mūsų kasoj nepakeičiau. Ir jinai eurų didesnė. Jokingiausia yra tai, kad tai 1,5 mėnesio praėjo, niekas šito dalyko nepastebėjo per visą tą laiką. Jeigu dabar ruošias komentuoti, kad čia specialiai darau dėl euro, tai tikrai verta rizikuoti eurą, apgauti žmogų, kad prarastum reputaciją. Žodžiu, tai nieko tokio, čia viskas gerai, arbatai bus, tegu, nieko tokio. Išeina ir po 5 minučių paaukšt. 3 iš 5, maistas labai skanu, bet žiūrėkite, kad jūsų neapgautų, nes skaičiuokite gerai pinigus. Aš suprantu, kad pats kaltas. Nu, nes mano klaida tai yra. Ir jeigu tai būtų padaręs žmogus tiesiog išėjęs ir parašęs, taip aš ant jo negalėčiau pykti visiškai. Bet čia aš viską norėjau kompensuoti, jis taip pat atsisakė, pasakė, tikrai viskas gerai, čia viskas išsiaiškinu, viskas tvarko yra, čia tikrai problemų nėra. Ir išeina, paaukš iš nugaras tau tokį. Nu, ir pikta, ir kaltas, ir pikta, žodžiu. Tai tokia nesmagesnė situacija nutiko. Ateikit pavalgyti jūs geriau. Parašykit komentarą, kad labai skanus maistas. Reikia būtinai ateiti.